Kamera. Muzika. Važiuok. Į filmavimo aikštelę atvykau apie 10 val. Ryto. Į komandą jau buvo pasiruošusi pradėti filmavimus. Šiandien filmuojamas Eglės Jakštytės 2024 metų Eurovizinis klipas. Ir šiandien aš jums parodysiu klipo užkulisius. Klipo filmavimas jau prasidėjo ir manau, jums būtų įdomu pamatyti, kiek žmonių ten dirba, kokios jų pareigos ir ką jie atlieka. Mano vardas Šarūnas, aš esu šou režisierius ir klipo režisierius kartu su LA Rock My Body. Aš atsakinga esu režisierium kartu už muziką, už gerą nuotaiką. Aš esu Gripas ir atsakingas už visą metalą, kurį laiko kamerą. Už ką atsakingas esi? Už sausainių valgymus. Užsidedam šviesą ant veiduko, aplipsinkinam visą dainą. Filmavimo aikštelėje dirba apie 20 žmonių, kurie yra savo srities specialistai. Tarp jų yra prodiuseriai, režisieriai, operatoriai, švietėjai, kostiumų dailininkai, stilistai, grimo specialistai ir daug kitų. Kiekvienas iš jų atlieka svarbų vaidmenį. Ir nesvarbu, ar tai filmas, videoklipas, serialas, kiekvienas už kadro esantis žmogus padeda atskleisti norimą idėją, istoriją. Klipe yra bene 5 skirtingos scenos, 5 skirtingos istorijos, bet pasikalbėjau su Egle, su LA, supratom, kad klipas tai yra apie pokytį, kokia Eglė buvo ir kokia jinai dabar ateina į naują etapą. Tai žaidžiame su tais įvaizdžiais. Klipe daugiau einam per impresionistinės scenas, per emocinės scenas ir visa logika eina per spalvas. Iš juodos Eglės einam į baltą ir jį žaidžia 2 charakterius. Stipriausia dalis čia yra choreografija. Eglė nereali šokėja yra, labai džiaugiuosi matydamas ją, kaip jinai fainai juda. Sunkiausia dar prieš akiją, esame daugmaž trečdalį medžiagos jau nufilmavę, o manau ir pati įspūdingiausia ir sudėtingiausia scena bus Eglės gimimo iš pieno scena. Tai reiškia, pienas yra toks kaip net mūsų liaudės pasakose Žilvinas pieno puta atplaukia, ne? Ir įvairiausia kitose pasakojimuose, ne toks kaip terpė, iš kurios galima atgimti iš naujo. Tai Eglė balto vandens, balto pieno terpė atgims iš naujo. Reiškia, dėmesio. Gerai, kad? Kaip sekasi klipo filmavimas? Man svarbiausia, kad gera nuotaika, kad kaip ir viskas sklandžiai vyksta ir nežinau, tikiuosi spėsim viską per vieną pamainą. Bet, kaip sakant, visa kūrybinė komanda labai profesionaliai dirba, manau, kad viskas labai gerai. Kilo idėjas sukurti dainą Eurovizijai ir labai faina, kad pavadinimas gimė iš karto su melodija, su pirmom natom. Tai atsimenu ir iš karto kažkaip man dar buvo I just wanna rock your body, bet paskui, kai jau kūrėm tekstą, supratau, kad bus my body. Esu Edvardas Volginas, esu operatorius statytojas ir šiandien turim labai linksmą klipą. Filmuojam su Arija Amiga, naudojam Leikos objektyvus. Jau esame įpusėję klipą, jau biškai jaučiasi nuovargis ir turim pertraukėlę. Tai reikia nusikrauti medžiagą, pasižiūrėti batarkes ir biškai pailsėti. Dabar darysime bus antras bridžas. Gerai. Juodas, antras bridžas. Antras bridžas juodas ir po to antras bridžas baltas.
Mes visiems. Įsivažiavom, užkūrėm mašiną. Nes po to jau važiuosim greičiau. Su filmavimai, man atrodo, nesu nei vieno turėjęs, kur nevėluot. Kol užsikūrė variklį, kol Red Bullis pradeda veikti. Esu choreografas, šokėjas ir vienas iš Momento agentūros prodiuserių. Choreografija kūrėsi tikrai ne vieną dieną, kūriau jai kažkur apie mėnesį. Norėjosi padaryti labai įdomių judesių, kad jie būtų muzikalūs. Kūrėme iš tikrųjų su visa komanda, tik ir pati Eglė prisidėjo prie kūrybos. Šokėjai yra labai stiprus, dirbame kiekvieną dieną, dirbame ant sinchrono ir Eglutė labai stipriai šoka, taip kad laukiame pasirodymo. Kas buvo sunkiausia, kuriant choreografiją, tai atrasti tą bendrą kompromisą, nes choreografija buvo iš pradžių padaryta kiek sunkesnė, tačiau pagalvojame ir apie outfitus, ir apie aukštakulnius pas Eglę, tai reikėjo šiek tiek paprastinti, bet nepaprastinti. Tai reiškia, kad choreografija nesuprastėjo, bet vizualiai atrodė visai gerai. Šokėjai, dėkojam jums. Iš karto su Rokum sprendžiam baseiną grinai centre statom. Jo. Tai kaip matot, lauke jau tamsu, o klipo filmavimas vis dar tęsiasi. Dabar yra po 10:10, tai komanda jau dirba daugiau negu 10 valandų. Liko visai nebedaug. Dabar, kol yra leidžiamas vanduo, baseinas, yra tuo pačiu išnaudojamas laikas filmuojant kitą sceną. Kalbant šiaip apie klipo filmavimą, tai kaip matėt, labai daug žmonių dirba prie šio klipo. Ir be abejo labai smagu matyti, kaip visi komandiškai, kokybiškai dirba vieno tikslo link. Ir tikiuosi, kad jūs mėgaujatės žiūrėdami šį behind the scenes video. O aš einu tęsti darbus ir pasimatysim turbūt po filmavimo. 3, 2, 1. Lėtai. Lėtai. Buvo tobula. Pasižymėm, kur užpakalis. Kaip nuotaikas? Kaip jau link nakties, tai pavargusios. Tuoj lystu į šaltą vandenį ir aš net nebijau. Išniriu, akys ir tada tik visas kūnas. Davai. Nes tada aš paneriu iki čia, o iki čia apsame ir tada užmerkiu akis ir neriu. Davai. Tik padaryk be pauzės, o daryk taip ir lėtai tiesiog paneriu. Kad būtų vienas judesys. Ne, sunku. Pala. Bus kadras, kad mane tai filmuoja ir aš tada leidžiasi. Pagal dėt turėtų tai būti, jo. Tada. Matai, tik tai, kai jisai leidosi, jis įeidinėjo į kadrą. Buvo tuščia ir jisai va tada įėjo, tai va čia reikia užlaikyti tau. Va čia žiūrėti ir tada tik tais. O žiūrėti kamerą? Žiūrovą. Stop. Kol neišjungėt, čia palieku prisektą Eglės dainą ir jos klipą. O pabaigai pažiūrėkim dainos klipą kartu. If you wanna play, if you make a game out of my pain, now you wanna stay looking for a way, don't try it in vain. Making me upset, what you wanna get, don't mess with my head. You can't deceive me now. Oh, I'm walking through the flames, 'cause I'm gonna reach the sky. Wanna dance with all my feelings in the rain. I just wanna rock my body. I can feel the drums around me.
Even if it's tough, no, I'm enough. That's why I'm blessed. Oh, I'm climbing up, not afraid of love. Who could have guessed? If I wanna play, if I make a game, if I run away, you're never gonna stop me.